Labdiena, čia kalbėsiu apie krepšinį, apie krepšinio taisyklės ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Biškį yra stiprus vėjas, tai atsiprašau, jeigu ten kažkas negerai sukarsiu, bet turėtų girdėtis. Ir šiandien biškį pakalbėsiu apie 8 skyrių krepšinio taisyklių ir interpretacijų. Rungtynių intervalas pertrauka prasideda 20 minučių prieš rungtynių pradžią, kai prasideda dar kai baigiasi kėliniai arba pratęsimas, išskyrus paskutinį pratęsimą, kai jau aiškiai nugalėjusi komanda. Rungtynių intervalas pertrauka, kai baigiasi antras kėlinys. Pertrauka intervalo būna net 15 minučių. Tai jūs turbūt visi tai žinot. O kai baigiasi trečias kėlinys, pirmas kėlinys, tai pertrauka būna intervalas 2 minutės. O intervalas pertrauka baigiasi, kai prasideda kėliniai ar pratęsimas. Arba kai vyriausias teisėjas išmeta ginčo kamuolį pirmam kėliniui prasidėjus. Dabar kita situacija, jeigu žaidėjas meta kamuolį į krepšį, kamuolys jau yra ore. Labai atsiprašau, čia kažkokie karšai varna triukšmauja. Jeigu kamuolys jau yra ore, po žaidėjo metimo į krepšį, kamuolys yra ore ir besiginantis žaidėjas padaro pražangą prieš metantįjį žaidėją. Ir tuo pačiu metu aidi rungtynių pabaigos signalas arba kėlinio pabaigos signalas. Jeigu metimas taiklus, taškai įskaitomi ir teisėjai turi pasitarti ir nuspręsti, ar pražanga įvyko prieš rungtynių laikrodžio signalą ar po rungtynių laikrodžio signalą. Jeigu teisėjai nusprendžia, kad pražanga įvyko prieš rungtynių laikrodžio signalą, tai sekretorius turi atstatyti minimalų rungtynių laikrodį. Jis turi atstatyti maždaug 0,1 sekundės. Jeigu metimas kaip taiklus, kaip sakiau, tai taškai skaitomi ir žaidėjas mes vieną baudos metimą. Jeigu metimas netaiklus, žaidėjas mes 2 arba 3 baudos metimus, žiūrint iš kokios pozicijos jis metė į krepšį. Ir po baudos metimų, tai žaidimas tęsiamas su 0,1 sekundė maždaug. Jeigu teisėjai nusprendžia, kad pražanga įvyko po rungtynių laikrodžio signalo, tai tada pražanga turi būti ignoruojama, į ją nekreipiamas dėmesys, nebent tai būtų nesportinė pražanga, diskvalifikacinė arba techninė pražanga. Jeigu bus žaidžiamas sekantis kėlinys, jeigu pražanga yra paprasta, ignoruojama ta pražanga, į ją nekreipiamas dėmesys, o metimas vis tiek taiklus, taškai vis tiek įskaitomi. Šiandien tiek, tik biškį norėjau šią temą pakalbėti. Viso.